Sveiki, tai šiandien norėčiau pašnekėti apie mitybą, mitybos svarbą rezultatų siekimui, kokias dažniausias klaidas daro žmonės norėdami pradėti sveikiau maitintis ir taip pat nuo ko reiktų pradėti, kad savęs neperspausti ir nepalūžti. Tai mityba yra vienas svarbiausių dalykų norint pasiekti rezultatų. Sakyčiau, 80% rezultato sudaro mityba ir kitus likusius tai yra sportas, miegas, kaip kolega minėjo apie miego svarbą. Taigi, pirmiausia, norėčiau pašnekėti, kokias dažniausiai klaidas daro žmonės prieš pradėdami sveikiau maitintis, norėdami geriau jaustis. Tai pirmoji klaida būtų pusryčių atsisakymas. Tai pati iš savo asmeninės patirties galėčiau pasakyti, jog seniau nevalgydavau pusryčių ir galbūt tada nejausdavau tų neigiamų poveikių, tačiau dabar, kai reguliariai valgau pusryčius, galiu pasakyti, kad jaučiuosi žymiai energingesnė, neturiu potraukio užkandžiauti vakarais, dienos metu. Pirmiausias dalykas, ką reiktų daryti, tai pradėti valgyti pusryčius. Dažnai pastebiu, jog žmonės kreipdamiesi į mane dėl mitybos rekomendacijų būtent ir daro tą klaidą, jog nevalgo pusryčių. Lygiai taip pat mūsų projekto Įrodyk savo, kad gali dalyviai darė tą klaidą, kas privedė juos prie vakarinio apsivalgymų, mažesnio energijos lygio dienos metu. Lygiai taip pat tie vakariniai apsivalgymai darė įtaką jų miego kokybei, apie ką ir šnekėjo mano kolega. Taigi, kai mes atsisakome pusryčių, sulėtėja mūsų medžiagų apykaita, mes jaučiamės labiau pavargę dienos metu, norisi užkandžiauti, ypatingai vakarais. Kai vakarais mes daug prisivalgome, mes prašiau miegame, kitą dieną atsikėlę mes nenorime valgyti, dėl to nes maistas dar nespėja susivirškinti ir gaunasi lyg toks užburtas ratas, iš kurio sunku išeiti, tačiau tikrai įmanoma, tad pirmoji klaida, kurią žmonės daro, yra atsisako pusryčių. Antroji klaida, kurią daro žmonės norėdami pereiti į geresnės mitybos įpročius, tai yra ta, jog jie bando pakeisti viską labai greitai ir staigiai, tai yra pereiti iš savo blogesnių įpročių į geresnius įpročius vienu žingsniu. Tai kaip pavyzdžiui pasako dažniausiai, kai būna, tai viskas nuo pirmadienio aš susiemu, pradedu sveikai maitintis, viską keičiu ir tiesiog žmonės neišlaiko tokiu būdu pastovumo. Aišku, iš pradžių žmonės būna labai motyvuoti ir nori viską pakeisti, tai pirmą savaitę ar antrą savaitę jie visko laikosi, tačiau galų gale perdega ir grįžta prie savo blogų įpročių. Todėl mano patarimas būtų nespausti savęs iš pat pradžių, kaip pavyzdį galėčiau duoti, jeigu jūs rytais geriate kavą su 2 šaukšteliais cukraus, tai tiesiog pradėkite nuo mažo žingsnio, vietoj 2 šaukštelių įdėkite 1 šaukštelį cukraus. Jeigu jūs nevalgote pusryčių, pradėkite valgyti pusryčius. Jeigu jūs esate pripratę vakarais užkandžiauti, pasistengkite tiek daug neužkandžiauti, jeigu jūs ten esate pratę apsivalgyti labai smarkiai. Tiesiog truputėlį sumažinkite tą vakarinį apsivalgymą, bet nekeiskite visko nuo pat pradmenų, nes tiesiog jūs greit palūšite, neišlaikysite pastovumo ir grįžite prie savo blogos mitybos įpročių. Taigi trečioji klaida, kurią daro žmonės norėdami pradėti sveikiau maitintis, yra ta, jog jie imasi drastiškų priemonių, ypatingai tie, kurie nori numesti svorio, nes yra kažkoks gal kaip stereotipas ar įsisenėjusi nuomonė, jog svorio metimas tai yra labai mažas maisto kiekis, tai yra atsisakymas visko, valgymas vištos, ryžių ir agurkų. Tai taip iš tiesų nėra ir aš manau, jog ypač moterys, norėdamos numesti svorio, pradeda imtis drastiškų priemonių, valgyti labai mažai. Tokiu būdu suveikia atvirkštinė reakcija, mūsų kūnas stresuoja, jis viską kaupia. Ir svoris pradeda nekristi, o augti, nes taip suprastėja mūsų miego kokybė, tuo labiau dažniausiai žmonės pradeda dar ir labai daug sportuoti, nes įsivaizduoja, kad kuo daugiau, tuo geriau. Bet iš tiesų taip nėra. Tai kaip pavyzdį galėčiau duoti mūsų projekto Įrodyk savo, kad gali dalyvių mitybą. Tai sudariusi rekomendacinius planus dalyviams,
gavau atgalinį ryšį, jog jie nėra gyvenime tiek valgę. Viena mergina prieš tai taip pat skaičiavo kalorijas, tačiau jų suvalgydavo tikrai per mažai, todėl jai svoris nekrisdavo ir ji iš tiesų bijojo valgyti šiek tiek daugiau. Tačiau jai pradėjus valgyti šiek tiek daugiau, jos svoris pradėjo kristi. Taigi nedarykite šios klaidos, nesimkite drastiškų priemonių, nes mažiau tikrai ne visada yra geriau. Po truputį įeikite į sveikesnės mitybos įpročius, galų gale kreipkitės į specialistą, kuris jums padės, sudėlios jums tinkamą mitybos planą, su tinkamu maisto kiekiu ir taip išvengsite perdegimų bei tikslingai sieksite savo tikslo. 4. klaida tai yra mitybos nereguliarumas. Žmonės atsisako pusryčių, pietus valgo skirtingų laikų, vakarais valgo skirtingų metų, dažniausiai vakarais apsivalgo dėl, kaip ir minėjau, nevalgytų pusryčių. Tai pirmiausia, ką jūs turite padaryti, susidėlioti savo valgymus. Aš rekomenduočiau valgyti 3 pagrindinius valgymus per dieną bei 1 arba 2 užkandžius. Tarpas tarp valgymų neturėtų būti ilgesnis negu 4 valandos, tam, kad nesulėtėtų jūsų medžiagų apykaita, jūs pastoviai gautumėt energijos. Nesinorėtų užkandžiauti vakarais ir apsunkinti virškinimą prieš miegą, ko pasekoje prašiau miegosime, ryte nesinorės valgyti pusryčių, tai miego reguliarumas lygiai taip pat prisideda prie mitybos reguliarumo, nes jeigu keliamės vienu metu kiekvieną dieną, galime valgyti pusryčius vienu metu ir taip įsivažiuoti į visos dienos ritmą. Taigi mano patarimas būtų susireguliuoti savo miego režimą, apie ką jau šnekėjo mano kolega, keltis tuo pačiu metu, kad galėtume valgyti pusryčius tuo pačiu metu ir taip susidėlioti savo visos dienos valgymus bei išlaikyti ritmą. Taigi 4 klaidos, kurias dažniausiai atlieka žmonės, bandydami susireguliuoti savo mitybos įpročius, yra 1. pusryčių praleidinėjimas, 2. bandymas pakeisti viską iš karto, 3. klaida imasi drastiškų priemonių ir 4. valgo nereguliariai.